Audioteka LT pristato Ginos Viliūnės audio knygą Jono palikimas. Įgarsino Laurita Peleniūtė ir Gytis Laskovas. Išleista bendradarbiaujant su Joniškio Aušros gimnazijos alumnų asociacija. Audioteka LT. 2026 metai. Visos teisės saugomos. Pirma dalis. Einius. Seniai gyveno tėvas su duktere. Užaugino, išleido už vyro, džiaugiasi. Bet vienam tėvui paliko liūdna, dar ir sirginėti pradėjo, nutarė keliauti dukters aplankyti. Ėjo toli, pailso, kol galiausiai priėjo dukters namus. Tik mato, kad toji nesidžiaugia senų tėvų, priima ne kaip svečią, o kaip svetimą keleivį. Valgyti duoda kaip kasdien, nieko geriau nepataiso, ant kieto suolo migdo. Prabuvo tėvas 4 dienas ir ruošėsi namo traukti. Tik mato, kad jam nieko netaiso kelioniai. Jau ir atsisveikina, nieko neduoda. Tai tėvas paprašė. Duktė ištraukė duonos plutą ir atkišo tėvui. Te! Susigraudino tėvas, kad jo duktė tokia nesvetinga, nemiela ir išeidamas pasakė, kad tu virstum gegutę ir niekad savo vaikų neaugintum. Tėvas išėjo, o jo duktė virto gegute ir įskrido iš namų į mišką. Ten iki šiol graudžiai kukuoja, gailisi, kad taip su tėvu apsėjo, nepagarbiai priėmė. Krivis Daugėla baigė pasakojimą, pasiglostė ilgą žilstančią barzdą, nužvelgė klausytojus. 3 vaikai panašiai 10 metų amžiaus sėdėjo aplink stalą ir žiūrėjo jį išpūtę akis. Ramonas su Einiumi, pamečiai broliai, buvo įsūniai. Juos Krivis mažutelius našlaičiais likusius priglaudė ir kaip sūnus augino. Nors ir nepanašus, vienas šviesus, kitas nakties tamsumo, broliai laikėsi išvien ir kits kitą mylėjo. Dukrelė Norvilė buvo tikra Daugėlos dukra, vienintelis vaikas likęs iš žmonos Vaidotės, prieš 4 vasaras iškeliavusios anapilin. Augdama mergaitė darėsi vis panašesnė į velionę motiną. Daugėlai buvo ir miela žiūrėt, ir graudu. Taip vėlai surado mylimą žmoną ir taip trumpai su ją pabuvo. Pasakos klausėsi ir Krivio sesuo Budginė, liesa ir saulėje nuo darbų įrudusi, mikliais pirštais aižanti sausa žirnių ankštis vakarienės košiai. Tik nežinia, ar girdėjo jį Krivio pasakojimą, ar buvo mintimis visai kitur nuklydusi. Nejaukia tyla nutraukė Norvilė. Pribėgusi apkabino Krivį ir laibų balseliu pažadėjo. Aš tave, tetuk, visad svetingai priimsiu, kad nereiktų tau manęs gegutę verst. Visi nusijuokė. Berniukai irgi patikino Krivį svetingumo nepamiršę. Einius pirmas pašoko, stvėrė dubenis po pietų likusius, išnešė laukan prie šulinio mazgoti. Paskui jį šlepsėjo basakoja Norvilė, nes vienam dubenis mazgoti nuobodybė, o dviese jau smagu žaidimas. Galima kitą iš pasalų aptaškyti ir juoktis, viską žemėje pamiršus. Ramonas taškytis nemėgo, tad išsliūkino į tolimą į kiemą toliau drožti pradėtos strėlės. Šiandien Einiui dūkti nesisekė, mintis vis krypo į rytą, Krivio ištartų žodžius. Regi, šiandien svečių sulauksime. Štai jau popietė, o jokių svečių nei kvapo. Nejau bus suklydęs Krivis. Gal tikrai jau sensta, kaip kaime žmonės kalba. Sukosi jam ta mintis galvoj, kol neiškentė brolį pasišaukė. Bėkim, Ramonai, mudu į senąjį alksnį pasižvalgyt. Kodėl ir ne? Palikę Norvilę darbuotis, abu iškurnėjo. Iki senojo alksnio reikėjo lėkt per visą kaimą. Abipus kelio buvo plačiai pabirusios gryčios. Vienos geresnės, rąstinės, su priengiais ir aukštai šiaudų stogais. Tokias turėjo kaimo vyriausieji - Rimdeikis, Vilkaitis, Gimbutis ir žinoma Viršaitis Butautis. Kitų grytelės buvo iš molio ir šiaudų drėbtos. Stovėjo tokiau nuo didžiojo kelio. Už gryčių ir ūkinių pastatų į tolį driekėsi ganyklos ir javų laukai. Žemė čia buvo lygi ir matyti galima tiek toli, kiek akis įžiūri.
net iki tolimosios girios. O jeigu į senąjį alksnį įsilipi, ir dar toliau. Einis su Ramonu užsikabarojo į pačią medžio viršūnę. Ramonas aukštėliau, nes pirmas, visais metais už brolį vyresnis, lipo atsargiai, atidžiai siekdamas pažįstamas šakas. Einius, nors ir 100 kartą lipdamas, iš nekantrumo spurdėdamas vėl marškinių rankovę sudraskė. Niekis, budginė pabars ir sulopis. Patupėjo, pasidairė abu. Regis tylu, ramu. Kas laukose pluša, kas kiemuose ką veikia. Viskas kaip kasdien, kaip kasmet. Keičiasi čia tik metų laikai, darbai, na, dar ir oras. Štai iš Šiaulių pusės juodas debesis atslenka. Toli dar, spės namo parbėgti. Einis atidžiau įsižiūrėjo ir po tuo debesiu išvydo dar kai ką, lyg ir dulkės kylančias. Va, žiūrėk, tik ten nevažiuoji? Rodydamas ranką paklausė brolio. Kas čia važiuos? Suabejojo Ramonas. Senasis rimdeikis jau grįžo, daugiau nėr kam. Nutarė dar palaukti, įsitikinti. Ir išties, netrukus kelio vingyje iš miško išlindo dulkės kelianti arklių trikinkė, traukianti didelę karietą. Paskui ją dardėjo 2 vežimai, o pačiame gale jojo būrelis raitelių. Einiui net kvapą atėmė. Tai bent svečiai. Daugėla nemelavo. Kad tik nepravažiuotų pro šalį, kad tik sustotų, sukosi mintise Einiui. Jis buvo smalsus ir gyvas vaikis, linkęs į visokius nuotykius, todėl svečių geidė visa širdimi. Ir dar kokių, su karieta. Juk teisybę pasakius, nuo pavasario, kai Žiurkuitis grįžo iš Latvių su nulaužta koja, jų kaime ničnieko naujo ir įdomaus neįvyko. Tiesa, kelių kartais krypais prakrypuodavo pirklių vežimai, bet jie dažniausiai net nesustodavo. Ir ko čia stoti ramiame, tyliame kaime, kad ir kaip to norėtų maža Einiaus širdutė. Ramonas, priešingai nei svečių, nei naujovių nemėgo, todėl tikėjosi, kad keliauninkai tik pravažiuos keliu per kaimą ir keliaus sau toliau, kad ir kur tai būtų. Juodasis debesis sudundėjo griaustiniu ir artinasi beveik taip pat greitai, kaip keliautojų vilkstinė. Šūts, liūtis artėj, tikrai užsuks, nepatenkintas sumurmėjo Ramonas. Bėgam Daugėlai pasakyt, pasiūlė Einius, ropždamas žemyn. Netrukus berniukai jau dūmė keliu namo. Pirmas, žinoma, Ramonas, nes vyresnis ir ilgesnėm kojom. Einius iš visų jėgų stengėsi neatsilikti, tik pamatęs prie gryčio stovintį gimbutį, nesusilaikė ir šūktelėjo. Svečiai atvykst! Į Krivio gryčią įpuolė gerokai vėliau už brolį. Krivis uždusiusių berniukų atneštą žinią išklausė ramiai. Spustelėjo Ramonui petį, perbraukė susivėlusius Einiaus plaukus ir išėjo pas viršaitį Butauti, pasitarti. Kai gražioji karieta sustojo prie didžiausios kaimo gryčios priengio, Krivis ir kaimo vyriausieji jau laukė. Iš už Krivio Daugėlos nugaros diršėjo savame kailyje netelpantis Einius, niekų gyvų nesutikęs praleisti tokio įvykio. Antras skyrius. Kažkur toli už miško grumėjo perkūnija, kilo vėjas, dangus grėsmingai tamsėjo. Vieškeliu iš Šiaulių į Rygos pusę judančios vilkstinės vežikai lyg susitarę paragino arklius. Prapliups lietus, kelias pateš, ratai jiems klimti ir teks nakvoti plynam lauke. Šito niekas nenorėjo. Pačiame vilkstinės priekyje važiavo prašmatni karieta, traukiama 3 bėrių. Ji galėjo lėkti greičiau, bet kelionę lėtino iš paskos besivelkantis vežimai, pilni ryšulių, skrynių ir prisėdę tarnų. Raiti ginkluoti sargybiniai laikėsi pačiame gale, kuo atokiau nuo vilkstinės keliamų dulkių. Puošnioje karietoje sėdėjo jaunas vyras ir niršo, vis prisimindamas neseną pokalbį. Jį, kunigaikštį Joną, Vilniaus vyskupą, šitaip pažemino, šitaip nepagerbė. Ausyse jam vis skambėjo pašaipus, nors ir pusbalsiu ištarti žodžiai. Karaliaus Benkartas. Mėgindamas nusiraminti,
Vyskupas iš kelioninės skrynelės išsiėmė odą įrištą psalmių knygą. Pabandė skaityti. Nepavyko. Karieta taip kratėsi duobėtų vieškeliu, kad raidės niekaip nesutiko sukibti į žodžius. Paieškojęs skrynėje vyno, vyskupas ir vėl nusivylė. Atsirėmė į raudonų aksomu išmuštą karietos šoną, užsimerkė, ėmė šnabždėti ilgą maldą, vildamasis nurimti. Vyskupas Jonas buvo gražus vyras, aukštas, tvirtas, dailiai sudėtas. Kilmę išdavė pailgas Jogailaičių veidas, aukšta kakta, tiesi nosis. Kad atrodytų vyresnis, o gal panašesnis į tėvą, Jonas želdinosi tankę, trumpai kerpamą barzdą. Kelionėje jis šiek tiek ataugo ir įsitaršė. Itališkos mados švarkas irgi verkiant prašėsi išvalomas. Žalia gelumbė nuo dulkių net pagelto. Vyskupas į tokius nepatogumus dėmesio nekreipė. Buvo pratęs prie kelionių. Tik ne tokių, kuriuose jį benkartų vadino. Iš tiesų, kunigaikštis Jonas buvo jo malonybės Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Jogailaičio nesantuokinis sūnus. Ne šiaip koks netyčiukas, o sugyventas su ilgamete mylimąja Katerina iš Telničo. Vėliau, vedęs karaliui tinkamos kilmės moterį, Žygimantas savo Katerinos nepamiršo, rėmė ir rūpinasi tiek ją, tiek ir vaikais. Todėl seseris gavo kraičius, o vyriausias sūnus Jonas vos 20 ėmėsi valdyti Vilniaus vyskupiją. Tėvas juo pasitikėjo, o Jonas stengėsi to pasitikėjimo neapvilti. Tarnavo vyskupystį iš visų jėgų, stiprindamas tikėjimą ir valstybės sienas. Tik su ta Saulė, vietinių šiauliais vadinama, nei šis, nei tas išėjo. Prasidėjo viskas prieš metus ar pusantrų. Karalius Žygimantas, Vilniuje viešėdamas ir reikalus tvarkydamas, pastebėjo, kad Žemaitijos seniūnas Stanislovas Kęsgaila savo valdose lyg koks karaliukas tvarkosi, valdovo įsakų nepaiso ir sumanė Žygimantą sumažinti Kęsgailos įtaką. Didžiulį gabalą Žemaitijos, karališkąją Šiaulių žemę, užrašė savo sūnui, Vilniaus vyskupui Jonui. Tik užrašyti neužteko. Jono pasiųstų žmonių vietiniai ne tik į Šiaulių dvarą neįsileido, bet ir sumušti pagrasino. Esą Žemaitija nuo amžių amžinųjų Kęsgailoms priklauso ir tik jiems paklūsta. Teko karaliui net kelis laiškus Stanislovui Kęsgailai siųsti, gėdinti, tvarkos reikalauti. Tada vyskupas Jonas ir sugalvojo pats naujasias valdas aplankyti. Manė atvažiuos, pagerbs savo apsilankimu ir visi reikalai išsispręs. Kęsgailos patikėtinis, Šiaulių dvaro laikytojas, paties Vilniaus vyskupo neįleisti neišdryso, ypač išvydęs ginkluotą palydą. Į žebenkštį panašus dvaro prižiūrėtojas, apsuptas tokių pat suktų, nemalonių jaunų vyrų, sutiko garbų į svečią šaltai, netgi pašaipiai. Pasiūlęs menką vakarienę, užstalėje nusistebėjo vyskupo jaunu amžiumi ir net su sėbrais laidėjo kelius apie Jono motiną, karaliaus sugulovę, kuri neva Vilniuje savo tvarką įvedinėja ir bobiškų protų Vilniaus vyskupiją tvarko. Čia vyskupo Jono kantrybė trūko. Atsistojo jis iš užstalės, įsitėsi visų ūgių, o ūgio viešpats jam nepagailėjo. Ir kad suriks, neždinkis iš mano valdų tuoj pat. Valdytoja žebenkšties veidu tik nusijokė, iškošė pro dantis. Karaliaus benkartas. Ir išėjo, nespėjus vyskupo sargybai įsikišti. Visi menėje buvę vos tramdė pašaipius šypsnius. Rytą vyskupas Jonas iškeliavo, nė dienos daugiau tame dvare praleisti nenorėjo. Paliko Šiauliuose savo žmogų, keleto karių saugomą, tegul tvarkosi. Didelė pagunda buvo sukti karietą namo į Vilnių. Vyną, kelionėj pasimta, išgėrė, valgio padaraus irgi nebeliko, net pasikalbėti nebuvo su kuo. Bet nugalėjo smalsumas. Vyskupo žemės nuo Šiaulių driekėsi į šiaurę, iki pat Livonijos, ir buvo vadinamos kažkaip keistai – Semigalija ar Zemgalija. Kažin, kaip atrodo milžiniškos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakraštys. Ar gerai žemės dirbamos? Ar gražios bažnyčios? Jei Livonijos pasiuntiniai pračiai į Vilnių keliauja,
Turi matyti, kad kunigaikštystė stipri ir turtinga, kad tėvui karaliui nebūtų gėda. Todėl ir dardėjo vyskupo karieta Rygos keliu, tolyn nuo išsilgto Vilniaus. Nuotaika kėlė tai, kad gautosios žemės išties buvo geros. Laukai derlingi, pievos sultingos, miškai išlakus. Tik štai miestų suvis nebuvo, o ir kaimų prie kelio tik vienas kitas. Kad ir kaip vyskupas dairėsi, nepamatė nė vieno bažnyčios bokšto. Ką ten bokšto, nė vieno kryžiaus ant stogo ar pakeliai. Tai jam kėlė nerimą. Griaustinis priartėjo ir sudundėjo visai čia pat. Vyskupas Jonas šūktelėjo vežikui. Pamatysi kaimą? Stok! Klausau jūsų šviesybę, atsiliepė vežikas ir paragino arklius. 3 skyrius. Kaimą pasiekė prieš pat prapliumpant liūčiai. Vyskupas išlipo iš karietos, bėglių žvilgsniu apmetė trobesius, būrį vyrų Butaučio prieangyje. Šie, sveikindamėsi, nukėlė kepures. Esmi Vilniaus vyskupas, kunigaikštis Jonas, naujasis šių žemių valdytojas, tarė svečias savo gimtąją lenkų kalbą. Važiuoju į savo dvarą, apsistosiu čia, kol liūtis liausis. Vyrai susižvalgė, sutrikę, nesuprato. Amžinai su tais kaimiečiais nesusikalbėsi, suirzo vyskupas. O palidovą, vietinių kalbą mokantį, kaip tyčia Šiauliuose paliko. Tuo metu dangus prapliupo ir viršaitis Butautis, žmogus senyvas ir geraširdis, mostų parodė kviečiantis į vidų. Berniukai puolė padėti vyskupo tarnams nešti ryšulius, vežimus įstūmė į ratinę, arklius nuvedė į arklides. Kad ir kas būtų tas pasipūtęs svečias, kaime jis bus priimtas padoriai, kaip nuo senų įprasta. Gryčios viduje karaliavo prieblanda. Pro mažučius, kiaulės pusle uždengtus langus, šviesos kliuvo mažai, o žvakių dienągi nedegsi. Žioravo tik vidury erdvios patalpos rusenantis akmenimis apdėtas ugnekuras, naudojamas valgiui virti, gryčiai pašildyti ir pasišviesti. Šeimininkė rūpestingai žarstė jį pelenais, bijodama kūrenti ugnį per perkūniją. Dūmai graužė akis, bet niekas, išskyrus svečią, regis to nejuto. Gryčia atrodė švari, asla plūkta, smėliu pabarstyta. Iš baldų tik didelis stalas ir keletas suolų. Pasieniui medinės skrynios su visu geru. Ant sienos netoli durų kabojo 2 lankai su strėlinėmis ir masyvus kalavijas. Matyt, šeimininkas bus kilmingas vyras, karys, nors iš pažiūros nepasakytum, valstietis ir tiek. Apsižiūrėjęs vyskupas vėl kreipėsi į vyrus. Kur bažnyčia? Kur kunigas? Pakvieskite, ištarė lenkiškai skiemenuodamas, tarsi tai gelbėtų. Nesulaukęs atsakymo, pakartojo lotyniškai, paskui kitomis kalbomis, kurias bent truputį mokėjo – graikų, italų, vokiečių. Rimdeikis žinojo kelis vokiškus žodžius, su Rygos pirkliais susikalbėdavo, bet svečio kalbos nesuprato. Tuomet iš už Daugėlos nugaros žingtelėjo į priekį visas išraudęs einius ir negalėdamas patikėti savo sėkme, sušvebeldžiavo vokiškai. Nėra bažnyčia. Nėra kunigas. Čia pat išpiškino saviems sava kalba, ko taip užsispyręs reikalauja svečias. Vyrai ėmė žvalgytis, niurnėti. Apsidžiaugęs, kad pagaliau pavyko susikalbėti, svečias vokiškai paaiškino, kas esąs ir ko norys. Einius vos spėjo versti. Viršaitis Butautis maloniai pakvietė svečią apsistoti, paliepė pačiai nešti į stalą vaišes, mat suprato, kad juos aplankė tikrai didelis ponas, su tokiu geriau nesipykti, o pamaitinti ir pagirdyti, kaip protėvių papročiai reikalauja. Tuoj ant stalo atsirado šviežias sūris, medaus, džiovintos mėsos, rūkytos skilandžio, kepalas duonos ir dubuo taukvarškės, tik per šventes valgomos. Iš dar nespėjusio ataušti puodo, šeimininkė pasėmė daržovienės, maža ko įsigeis didysis ponas. Šeimininkas į ąsotį prileido šviežio alaus, skersų žvilgsnių paragino vyrų skirstytis,
Bet šie nė nemanė išeiti. Ne tiek dėl vaišių, šito gero netrūko jų pačių namuose, kiek iš smalsumo, ką tas didponis kalbės. Visi degė nekantrumu sužinoti, kokie nelabieji atnešė jį į šį nuošalų kraštą. Juk duoklę kasmet susimoka, ko daugiau bereikia. Paaiškėjo, kad svečias yra naujasis žemių valdytojas, kuriam nuo šiol reikės mokėti mokesčius. Keliaujas jis į savo dvarą, norys valdas apžiūrėti, bet labiausiai svečiui rūpėjo, kur yra artimiausia bažnyčia. Juk kunigas lenkų kalbą tikrai mokės ir ponui vyskupui deramą pagarbą parodys. Einius ir vienaip liežuvį laužė ir kitaip, mėgindamas menką žodžių atsargą paaiškinti, kad bažnyčios čia nėra, niekada nebuvo ir niekam jos nereikia. Štai Krivis Daugėla dievų valią puikiausiai persako, kam reikia. Šventoje girioje paaukoja, o su savais namų dievais visi patys puikiausiai susitarė. Gal ir ne viską vyskupas Einiaus kalboje suprato, bet nuo to, ką išgirdo, jam atėmė žadą. Ar gali tai būti, kad šie vargšai žmonės Kristaus mokslo nepažįsta, paskendę nuodėmėse gyvena, net nepakrikštyti, be sakramentų, be dvasią guodžiančios maldos? Štai tau Žemaičių vyskupystė, štai kokie Žemaičių vyskupo Radvilos nuopelnai. Vilniuje dedasi kone šventuoju ganytoju, o iš tiesų vyskupystė skendi paklydimuose. Kokia gėda! Vyskupui Jonui suvis apetitas prapuolė. Gurkštelėjo alaus, ūsus ir barzdą nusibraukė, iš užstalės atsistojo ir tarė: Negaliu leisti, kad mano žemėse tokie dalykai dėtųsi. Turiu jūs tuoj pat pakrikštyti. Kol Einius galvojo, kaip pono žodžius suprasti ir išversti, vyskupo vaizduotė jau piešė didingą paveikslą, kaip jis šios vargšus krikštys, dovanom apipils, neprašiau nei kadaise jo prosenis Vladislovas Jogaila. Ir pasklis gandas, toli po didžiąją kunigaikštystę, ir atsistos Jono šalia Jogailos ir Vytauto kaip didis lietuvių krikštytojas. Ne veltui tėvas jam tokį vardą davė, tarsi žinodamas. Tuo metu tamsioje kertėje kažkas sukrutėjo. Nei vyrai, nei vaišėmis besirūpinanti šeimininkė nekreipė dėmesio. Tik budri vyskupo Jono akis pamatė kažin ką vinguriuojant asla. Čiupo prie diržo kabantį peilį, bet persigalvojo. Šoko keli žingsnius į priekį ir aulinio bato padu, kaip mat sutraiškė sidabru žvilgantį roplį. Apsižvalgė tikėdamasis padėkų, tik apsiriko. Moteris iš balo ir ėmė drebėti. Vyrai nustėrė šūkčiojo nežinia ką, o šeimininko dukra, apsipylusi ašaromis, paėmė šliužą į rankas ir išbėgo laukan. Gyvatė, ėmė teisinti svečias, galėjo įgelti. Ne gyvatė, žaltis, paaiškino Einius. Dievų pasiuntinis, bus bėda. Užmušt žaltis, blogai, didelis nelaimė. Na jau, numojo ranka vyskupas. Rytoj pat jūs pakrikštysiu, kad jokių gyvačių dievais nevadintumėte. Taip, nieko nelauksiu, rytoj pat pakrikštysiu. Einius išvertė Butaučiui svečio valią, nedelsiant išsiųsti žygūnus į visas puses, pusdienio kelio atstumu, sukviesti gyventojus rytoj čia atvykti su šeimomis, vaikais ir samdiniais. Vilniaus vyskupas bus toks maloningas ir pats visus pakrikštys. O dabar eikit sau, mostelėjo ranka vyskupas. Man reikia pailsėti, pagalvoti ir pasimelsti. Tik tu pasilik, dūrė pirštų į Einių. Dar gali ko nors prireikti. Vyrai nenoromis išsprūdino pro duris į pliaupiantį lietų. Paskui juos išėjo ir Butautis su sūnumi Žadeika, kaime vadinamu Žadeikučiu, nes buvo liaunas ir siaurapetis, nors jau laikoma suaugusiu. Net nesitarę visi vyrai patraukė į Krivio namą kaimo gale. Einius mirtinai norėjo žinoti, ką kalbės kaimo vyriausieji, bet drauge eiti negalėjo. Niekis. Vakare iškvos Ramoną, gal tas bus nuklausęs. Tuo tarpu galėjo šnektelti su didponiu, bet tas nebuvo nusiteikęs kalboms. Svečias išsiėmė iš tarnų atneštos kelioninės skrynios kažkokį keistą daiktą,
atsiklaupė prieš jį ir ėmė murmėti nesuprantamą kalbą. Laimė neilgai. Baigęs, pabučiavo tą keistenybę, atsisėdo ant suolo, pastebėjęs smalsų Einiaus žvilgsnį, pasišaukė artyn. Tai mūsų viešpats Jėzus Kristus, miręs ant kryžiaus už mūsų visų nuodėmes, paaiškino. Išties, ant nedidelės medinės kryžmos buvo pritaisyta balta mirusio žmogaus figūra. Panašų paveikslėlį Einius jau buvo matęs, bet šitaip dailiai padirbto niekada. Ištiesė ranką paimti, bet vyskupas sušėrė per pirštus. Nevalia Dievo atvaizdo purvinomis rankomis čiupinėti. Dar kiek paspoksojo Einius į baltąjį numirėlį, ėmė nuobodžiauti. Vyskupas savo brangenybę atgal į skrynę įsidėjo, įsitėsė ant suolo, sunėrė rankas po galvą. Kur išmokai vokiečių kalbos? Paklausė Einiaus. Šis papasakojo, kad prieš 2 ar 3 metus medžiokliai rado jų miške vokiečių riterį, nežinia kaip čia atklydusi ir nuo žirgo nukritusi, leisgyvi. Tuomet Krivis Daugėla žmogaus pasigailėjo, į savo namus paėmė, klėtėje paguldė, budginę jį ilgai slaugė. Einius vis aplink sukosi, tad riteris prisistatęs Grotusu iš nieko neveikimo į savos kalbos pamokė. O kai jau visai įdomu tapo šnekučiuotis, riteris ėmė ir pradingo. Dar Daugėlos arklį pavogė. Štai tau ir riterių dėkingumas. Tasai riteris irgi kažką apie nukryžiuotą Dievą kalbėjo, bet Einiui neįtin įdomu buvo. Klausydamasis nerišlaus Einiaus pasakojimo, vyskupas užsnūdo. Berniukas tyliai išsėlino į lauką, ramiai pražingsniavo pro stovinčius pono sargybinius ir tekinom pasileido namo. Gal dar spės ką nugirsti? Įsikabarojo pro kamaros langą, prisiplojo prie durų, įsiklausė. Kas kad didelis pons, žalti sutripė ir nekriukt, spygavo žadeikutis. Tokiems svečiam pas mus ne vieta. Ką čia jau be padarysi, jau paties karaliaus siūsts, dudeno Butaučio kaimynas Vilkaitis. Gal su Dievu pagalba rytoj įsineždins? Ne, rytoj jis žad mus visus krikštyt, priminė sodriu balsu Gimbutis. Kad į ką tai reikštų? Tai aš įsakau, nerimo žadeikutis. Imkim ir atsikratykim jų naktį. Tiesa, sargybiniai ginkluoti, bet aš mačiau, kokiais kaušais į alų siurbę. Iki naktės bus girtutėliai viens juok sutvarkyt. O gal pamėginkim susitart? Pasiūlė ilgai tylėjęs Rimdeikis. Jis kaime garsėjo kaip nepamainomas darybininkas, Rygui už prekes gerą pinigą susižeriantis. Duokim dovanų ir išlydėkim gražiai be jokio krikšto. Lyg nežinotum tų dičponių, netlyžo žadeikutis. Dovanas paims į savo darys. Tokio atsikratyt gali tik peiliu per gerklę. Nužudysi šituos, ateis kiti, išgirdo Einius prabylantį Krivį Daugėlą. Tik dar piktesnį. Tegu krikščiai, jei jau taip nori. Ir keliauju iš kur atvyko. O mes toliau ramiai gyvensim. Mūsų dievams tas jų krikštas viens juoks. Na, jei taip sakai, pritarė Kriviui Gimbutis. Tegul tik greičiau. Javai dar nebaigti pjauti visą dieną, žmonės sugaiš dėl tų kvailų užgaidų. Į koks nelabasis atnešė jį čia, burptelėjo Vilkaitis. Toliau girdėjosi tik alaus čiurlenimas į kaušus ir ramus siurbčiojimas. Kalbos sukosi apie kasdienius ūkio reikalus. Einius sukruto keliauti atgal pas vyskupą. Jei tas jau nubudęs, gali jo ieškoti. Išeinančiam Norviliai įspraudė į ranką duonos riekutę ir džiovintos mėsos gabalą. Per tos įvykius Einius net pamiršo pavalgyti. Padėkojęs mergaitei, nukūrė keliu atgal.